Sveiki, šiandien pradėsime mokytis apie tikimybės ir pradėsime nuo pačio paprasčiausio pavyzdžio. Tarkim, mes turime 2 eurų monetą. Tai iš vienos pusės mes turėsime skaičių, o iš kitos herbą. Ir mūsų klausia, kokia tikimybė, jog išmetus šią monetą mums atvirs skaičius. Tai visų pirma, mums reikia žinoti, kokia yra tikimybė formulė. Tai tikimybė, jog įvyks kažkoks įvykis A, yra lygi mums palankios baigtis padalintos iš visų įmanomų baigčių. Palankios baigtis padalintos iš visų įmanomų baigčių. Tai mūsų pavyzdyje visos įmanomos baigtis yra 2, kadangi gali atversti arba skaičius arba herbas, o iš šitų baigčių mums palankiai yra tik tai viena. Lygiai taip pat skaičiuotume, jeigu ir turėtume lošimo kauliuką. Ir mūsų klaustų, kokia tikimybė, kad atvirs 3 akutės. Tai visos įmanomos baigtis yra 6, kadangi gali atvirsti viena iš šių senelių, o mums palankiai yra tik tai viena iš šitų senelių. Tačiau ką reikėtų daryti, jeigu mūsų klaustų, kokia tikimybė, kad atvirs 1 arba 4 akutės. Tai visuomet, kai mes turime žodelį arba, mums reikia taikyti sudėties taisyklę, kuri mums sako, jog tikimybė, kad iškris 1 arba 4 akutės yra lygi šitų 2 įvykių tikimybių sumai. Tai yra tikimybė, kad iškris 1 akutė plus tikimybė, kad iškris 4 akutės. Ir tai bus 1/6 plus 1/6. Duosiu dar vieną pavyzdį su kortom. Tai kortų kaladėje visi žinome, kad mes turime 4 rūšių kortos. Tai yra lapai, kryžiai, būgnai ir širdis. Ir mes turime 12 skirtingų kortų. Atsiprašau, 13 skirtingų kortų. Nuo dvekės iki tuzo. 13 skirtingų kortų. Ir manęs klausia, kokia tikimybė, kad paėmus atsitiktinai vieną kortą, ji bus karalius. Tai kadangi mes turime 4 karalius kortų kaladėje, o iš viso turime 52 kortas, tai tikimybė, kad mes ištrauksime karalių, yra 4/52 arba 1/13. Arba jeigu manęs klaustų, kokia tikimybė, kad ištraukus kortą ji bus būgnų rūšies. Kadangi mes turime po 13 kiekvienos rūšies kortų, tai tikimybė, jog ištrauksim būgną, yra 13/52 arba 1/4. O jeigu manęs klaustų, kokia tikimybė, kad aš ištrauksiu bernelį arba damą, mes turėtume naudoti sudėties taisyklę. Tai tikimybė, kad ištrauksime bernelį yra 4/52, o tikimybė, kad ištrauksim damą yra taipogi 4/52. Tai tikimybė, kad ištrauksim vieną iš šitų 2 kortų yra 2/13. Tačiau, kas atsitiktų, jeigu manęs paklaustų, kokia tikimybė, kad aš ištrauksiu damą arba širdžių kortą. Kad giliau suprastume, kas vyksta, galime nusibrėžti savo tokią schemą. Įsivaizduokite, kad čia yra mūsų visos galimybės. Visos 52 galimybės. Tai mūsų damos galėtų būti kažkur čia. Mūsų 4 damos. O širdis galėtų būti štai čia. 13 širdžių kortų. O šitas mažas lopinėlis, kuriame persikloja šitos 2 baigtis, yra širdžių dama.
Tai kaip matote, mes dabar negalime sudėti tiesiog šitas dvi tikimybės, kadangi mes 2 kartus įskaičiuotume širdžių damą. Tai norint suskaičiuoti šią tikimybę, mums reikia prie tikimybės, kad ištrauksime damą, pridėti tikimybę, kad ištrauksime širdį ir atimti tikimybę, jog ištrauksime damą ir širdį. Ir atsakymas yra, tikimybė, kad ištrauksime damą yra 4/52, pridėti tikimybę, kad ištrauksime širdis, tai yra 13/52, ir atimti, kad ištrauksime širdžių damą, tai yra 1/52. Ir atsakymas turėtų būti 16/52 arba 4/13. Taigi kol kas tiek, temą pratęsiu kitame video ir ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video.